Lietuvos krepšinio rinktinė pradedanti pasiruošimą pasaulio krepšinio čempionatui paskelbė rinktinės kandidatų sąrašą. Jame yra ir alytiškis Žygimantas Janavičius. 25 metų 192 cm žaidėjas sulaukė kvietimo ruoštis vyrų pasaulio krepšinio čempionatui Ispanijoje. Dzūkas praėjusį sezoną atstovavo Prienų ekipai ir per rungtynes pelnydavo vidutiniškai 11,3 taško, bei atlikdavo po 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Neslėpsiu, didžiausia problema žaidėjo pozicijoje, nes ir ta problema šiai dienai nėra išspręsta. Bijau pagalvoti, kad nedaug dievė, kas atsitiktų Kalniečiui. Ir kiek žiūrėjau, ar tai play-offų serija, ar tai pabaiga čempionato, ar tai kitas varžybas, neturiu savo atsakymo, neturiu savo galutinio sprendimo dėl žaidėjo. Todėl vėlgi bus bandymai, vėlgi bus ieškojimai. Vasiliauskas Janavičius bus nauji veidai rinktinė šiais metais. Pirmoji Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovykla prasideda Liepos 7 dieną Palangoje. Pasirengimo metu rinktinė sužais 14 kontrolinių rungtynių. Po jų paaiškės ir galutinis rinktinės 12-ukas. Dar vieną šį sezoną Alytaus Dzūkijoje rungtyniavęs krepšininkas Paulius Dambrauskas buvo sulaukęs kvietimo prisijungti prie rezervinės Lietuvos krepšinio rinktinės. Tačiau į pagrindinės Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų 17-uką jam prasibrauti nepavyko.